Viską papasakok, ką buvo įmetęs. Ir taip mano mėly draugai. Mes norim pabaigti šitus sriubus receptus. Mūsų sriubų vadinasi kazioliška, skrydinį kaziolišką sriubą. Kazioliška todėl, kad mano kaziolas kažkada tai valgė žolę ant pievos, dabar jis nebevalgo. Kadangi šunkauliukai, tai kauliukai, ne šunkauliukai. Arba viskas nuėjo į dešrą. Jo, tai va. Mes buvom sudėję kiaušinis, aišku, su lūkštis. Jeigu be lūkštis, nu, savo nedėsim, skaudės. Tai dabar tos kiaušinis, kur sudėjom, išmesim lūkštis. Tai ne kiaušinis, bet lūkštis išmesim. Darom dėl šitų čiūdų duris ir dedam šitų čiūdų dėsį. Vadinasi šitų dėsį. Čiūdų dėsį. Toliau, mano mėly draugai. Ką jūs matot? Jūs matot čia gyvenimo druską. Šitas daiktas vadinasi druska. O mes šitą daiktą dedam į sriubai tam, kad, kaip sako rusai, kad службарajam не казалось. Вот taip paimam, tokį gerą pusę šaukštą ir ten pridolinam. Pridolinam ten, paskui vėl pamaišam į dešinį pusę. Jo, į dešinį galiu. Jo, teisingai, į dešinį pusę pamaišam, paskui įkišim šaukštą, aišku, ištraukiam biškį, papučiam, kad žuvinį degti ir paragaujam. Jeigu yra skanu, nu, reiškia viskas gerai. Toliau, sekantis ingredientas yra labai brangus ingredientas, kadangi jo nupyzdinti iš kaimynų sodo negalima. Čia vadinasi pipiras, jis yra iš arabų šalės išvestas. Papuošęs, oi dieve mano brangus, kanapės yra geriau kaip kanapės. Pavostai ir jauti, kad čia ir daiktas. Nu, vienu žodžiu taip. Paimam tokį pipirą, aišku, jis sakau, kaip minėjau, jis yra nenupyzdintas, net nenupyzdinti, nėra, yra kaip asarabas. Labai, lietuviam labai brangiai parduoti. Ir mes taupydami, kadangi yra krizė, paimam va šitą kaip duos 3-4 pipiriukus. Ir vėl nešam atsargiai labai ir su ašarom akysti mes jį paskandinam į šitą toną. Ir vėlgi taip pamaišom, bet labai atsargiai. Nu va. Ir mes norim, kaip sakyti, ir norim pabaigti mūsų kazioliškos sriubos virimą. Dabar yra įvykusi burbuliacija. Taupydami rusiškai gazą, pamatot, vyksta burbuliacija. Burbuliacija vyksta labai lėta, labai gražiai burbuliacija vyksta. Ir taupydami gazą rusų, kadangi rusų žada išjungti ir atominį elektrinį, ir gazą viską išjungti. Ir pabrangins, ir kazioliškas sriubas irgi brangiai kainuos. Nu, ir dabar, taip, man gražiai užsukom gazą. O matot, va, faktas, va. Gazas užsuktus, sriuba nedivertai, išjungiam šitą, kaip mes sakė. Gazą atvodami aparat, nuspaudžiam off ir mūsų daina baigta. Aš nežinau, šitą sriubą kas nors ragavo šiandien, gal ir to neatsikels. Nu, čia ne mano reikalas, aš būsiu išvažiavęs į darbą. Tai va, jeigu grįšiu iš darbą, nu, girdėsiu, gal varpai skambės, pasižiūrėsiu į tų pusį, jeigu iš tos pusės skambės, aš ten nevažiuosiu. Viskas. Dėkau už dėmesį.